kodėl jums reikia antivirusinės ir sužinosit, kuo skiriasi mokamos versijos, apie atakas ir daug daugiau. Tai pradėkime. Tai potėmės būtų šios. Parodysiu, kokie yra populiariausi virusai šiomis dienomis ir netgi praeitų metų statistika, kokie virusai daugiausiai atakuoja Lietuvos organizacijas, gyventojus Lietuvos ir panašiai. Taip pat jautriausias sritis, kur galima apsaugoti su antivirusiniam saugom, ką daugiausiai puola, per kur bando patekti į kompiuterius ir ką dažniausiai bando išvilioti. Ir palyginsim mokamus ir nemokamus saugumo sprendimus, kaip ir minėjau, ir taip pat pademonstruosim, kaip veikia saugumo sprendimai ir kada jie gali apsaugoti geriau nei nemokama integruota apsauga. Tai va, labai man šitas patiko gifas. Tai judam toliau. Ir viskas pagal mūsų statistiką ir pasaulinę statistiką, viskas prasideda nuo phishingo. Tai phishingas reiškiasi elektroniniai laiškai, dažniausiai būna suklastoti arba apsimetinėjama kažkokia tai organizacija ir parodysiu ir pavyzdžius, kaip tai atrodo. Mes turime savo tyrimų komandą ir Lietuvos statistika praeitų metų. Per visus praeitus metus dominavo phishingas ir Lietuvoje. Kad reiškia, kad daugelis įmonių ir Lietuvos gyventojų, kurie naudoja mūsų apsaugą, o pakankamai nemažai naudoja virš 250 000 ir turime gerą statistiką. Daug klientų ir galim pateikti pakankamai tikslius duomenis. Ir kaip matome, phishingas dominavo, tai yra suklastoti laiškai ir juose gali būti ir prisegtukai virusuoti, arba yra nuorodos internetinės, kurios nukreipia į tam tikrus puslapius, arba banko puslapis, identiškas dizainas ir taip galima prarasti ir banko prisijungimus. Ir kas buvo Lietuvoje, tai 22 metais buvo išviliota 12 milijonų. Ir kiekvienais metais vis šis skaičius išviliojamų pinigų didėja. Deja, taip jau yra. Dar 23 metų statistikos nėra pateiktos, lauksime ir žinoma pasidalinsime, kai jau turėsime, kiek iš šiais metais išviliojo. Kaip mes juokaujame, infliacija kyla, dėl to ir daugiau išvilioja iš Lietuvos gyventojų. Visko gali būti, galbūt ir tiesiog atsirado naujų triukų, kaip galima lengviau išvilioti ir taip ir būna atsitinka. Kas dar? Jau 23 metų statistika, turim tik dalinę ir kaip matome, taikėsi 4,2 milijono, bet pavyko išvilioti 2,5. Ką tai reiškia, kad bankai arba kiti mokėjimo sprendimai, pavyzdys tarpininkai, jiems pavyko užkardyti pavedimus. Reiškia, iš lietuvių buvo išviliota 4,2 milijono, tačiau kai kurie pinigai buvo sugrąžinti arba nenukeliavo, užblokavo pavedimą. Tai jau per antrą metų ketvirtį tikrai nemažai buvo išvilioti iš Lietuvos gyventojų. Ir bus įdomu pamatyti, kas įvyko per visus metus. O dabar atakos. Tai 23 metų atakos yra daugybė straipsnių, bet jeigu nesidomite, aš būtent suradau keletą jų. Ir taip pat buvo ir netgi Nacionalinio kibernetinio saugumo centro pratybos ir testavo įvairias organizacijas. Ir kaip matome, kad sukčių žinutės net pažino beveik kas 5 darbuotojas. Na, čia jums spręsti patiems, atsparumas ar geras ar ne, bet rezultatai yra tokie. Ir taip pat, kai ateina, sakant, proga deklaruoti mokesčius, programišiai, hakeriai žino, kad atėjo laikas, programišiai stebi tendencijas. Ir jie mato, dabar vyksta kažkokios renginys, deklaravimo mokesčių ir atitinkamai reaguoja, sukuria VMI laiškus, suklastotus puslapius, SMS žinutės siunčia ir taip ir pavyksta per antrą ketvirtį 23 metų išvilioti 4,2 milijonų. Kas toliau?
kaip matėme, didžiulės masinės atakos, kitų duomenys buvo pavogti, parduodami juodam internete, prašomi išpirkos. Taip pat įvairios investavimo būdai, kai bando pasiūlyti investavimo planą ir kažkur žmonės vis tiek, gyventojai vis tiek užkimbo kažkur. Taip pat dar vienas pavyzdys. 26 000 išviliojo iš moterų sukčiai. Irgi investavimo platformų. Tai tendencija praeitų metų buvo susijusi su investavimu, su klastotais puslapiais bankiniais ir kiti panašus metodai. Tai va, tendencijos tokios buvo dažniausiai. Dar vienas pavyzdys, apgavo įmonę, irgi pasisavinta 116 000. Tikrai nemažai. Kas dar? Tai irgi dar vienas apgalios būdu, išviliotas 28 000, 88 000, automobilį bandė parduoti, atsiuntė suklastotą sąskaitą, irgi arba užkrėstą sąskaitą, galim kaip prisuktukas siūsti, irgi buvo kompiuteris užkrėstas, arba perveda į kitą sąskaitą, numeris skiriasi, įmonės pavadinimas toks pat. Ir irgi 70 000. Gyventojai vėl taip pat bando juos SMS žinutės. Irgi dar viena tendencija, SMS žinutės. Ir labai sudėtinga atpažinti jas. Kodėl? Nes galima suklastoti siuntėją. Su SMS žinutėmis galima apsimesti bankų pavyzdys. Prie tikrų banko žinučių, pavyzdys SEBas. Prie tikrų SEB banko žinučių įkris ir sukčių žinutė. Deja, taip yra ir čia nėra jokių apsaugų. Ir tik pats vartotojas arba bent jau įsirašykite kažkokią turistinę apsaugą, tai gali padėti, nes jeigu net pažinsit nuorodos, ar tai, kad tai yra sukčių atsiųsta SMS žinutė, tai paspaudus nuorodą, tai darys suklastotą banko puslapį, vėliau parodys, kaip tai atrodo, ir dėja, suvedus banko duomenis, mes prarasime juos ir programišiai jais pasinaudos, taip jau vyksta. Ir vėl, SMS žinutė išviliojo 600 eurų. Dar investavimas vėl 4,6 000. Ir viską būna pervedė, dar dažnesnė Vilnietė buvo ir dar daugiau išvilioja. Tai, tos atakos tikrai aktyvios, Lietuvos neaplenkia programišiai, mes žinome. Dar vienas metodas, tai yra socialinė inžinerija per įvairius puslapius. Čia pavyzdys Discordas arba skelbiau, tai gali būti Vintedas. Per ten kažką mes pardavinėjame ir mums gali atsiųsti kažkokią tai nuorodą, failiuką ir panašiai. Pavyzdys šiuo atveju yra Discordas, kai mes esame kažkokiam tai irgi serveryje, ten bendraujame ir mums pasiūlo ištestuoti kompiuterinį žaidimą. Irgi tendencija praeitų metų, kai mums atsiunčia nuorodą ir mes sukūrėm naują žaidimą, galbūt norite jūs išbandyti. Žaidimas kaip ir veikia, arba nebūtinai veikia, mums tik reikia atsisiųsti žaidimą ir kaip dar programišiai bando išvengti aptikimo, tai jie uždeda slaptažodį ant to suarchyvuoto failo, kai atsisiunčiame. Ir tada išarchyvavusiai pasileidžiam žaidimą, arba jis nepasileidžia, arba pasileidžia ir kol mes žaidžiame, testuojame žaidimą naują, galbūt mums pasiūlo atlygį, kad ištestuosim žaidimą ir kol testuojame žaidimą, mūsų kompiuterio duomenys, slaptažodžiai yra pavagiami. Tai dar viena tendencija praeitų metų. Kas vyko? Tai kokie yra tipai dar atakų? Jeigu nežinojate, tai yra finansiniai, tai kaip matėte, ir labiausiai dominuoja finansiniai, nes hakeriams, programišiams tai yra svarbiausias dalykas - finansai. Tikslinės atakos, kai jie puola tikslingai organizacijas ir dažniausiai nebūna tikslinės atakos metu, ne vien tik būna finansinis tikslas. Tikslinio atako metu dažniausiai yra tikslas pavogti paslaptis, kokių yra gamybinė įmonė, turi kažkokių gamybinių paslapčių ir tada programišiai nori pavogti paslaptis ir jas parduos kokiai šaliai, Kinijai, Rusijai ar dar kažkur, kad kažkas galėtų nukopijuoti tą produktą ir toliau gaminti. Tai atsiranda tiesioginis konkurentas. Arba netgi dar patobulins kažkas. Tada slaptažodžių vagystės. Slaptažodžių vagystės naudojamos pavogti įvairias paskiras. Ir pasinaudojant tom paskirom, pavyzdys, jūsų
sesės, brolio Facebooko paskyrą nulaužė ir parašo, man reikia labai skubiai pinigų iš tos paskyros. Ir tada atsiunčia sąskaitą perves. Arba atsiunčia failiuką, arba nuorodą ir mūsų paskyrą irgi nulaužė. Ir taip plinta tos nulaužtos paskyros. Ir masinės, kaip matėte, masiškai siunčia SMS žinutės, pavyzdys apie deklaravimus, apie užblokuotą sąskaitą SMS žinutę. Ir taip masiškai šalies gyventojus bando irgi, sakykim, nulaužti. Kaip atrodo finansinis, taip ir atrodo. Kaip ir minėjau, pavyzdys, būna Swedbankas, SEBas, Šiaulių bankas, visus impersonuoja. Prie tikrų banko žinučių įkrenta ir sukčių žinutė, pavyzdys, jūsų sąskaita buvo užblokuota. Kyla panika, reikia spausti kuo greičiau, nes užblokavo, čia turim per 24 valandas užšaldys visiškai, arba per 40 dienų užšaldys pinigus, neįsigilina į turinį, dažniausiai gyventojai mato nuorodą, spaudžia, daugiau nieko neįsigilina ir tada kas įvyksta. Atsidaro identiškas dizainas, čia aišku senesnis pavyzdys, bet jie atitinkamai atnaujina irgi puslapį laužtą. Ir turim identišką dizainą, suvedam prisijungimus, suvedam netgi šito Smart ID gali paprašyti kodų suvesti. Ir iš čia dabar bando inicijuoti Smart ID ir panašiai. Ir dabar įveskite Smart ID PIN 1 ir PIN 2 kodą. Laukiu atsakymų. Taip labai dabar visos meninta laukiu atsakymų. Nelaukimas, laukiu. Ir kaip matome, puslapiai irgi turi spinelę, tai šifruotas ryšys. Tai nereiškia, kad saugus puslapis. Tai reiškia, kad šifruotas ryšys ir visi duomenys persiunčiami programišiams yra saugiai persiunčiami, bet vis tiek puslapis susiklastotas. Ir taip ir vyksta. Taip ir mes galim prarasti bankinius duomenis. Ir netgi mūsų puslapį kažkada impersonavo ir dar vienas pavyzdys, užregistravo Baltic Max puslapį, tai kaip ir minėjau, galūnė gali tokia pat būti, tik viena raidė skiriasi. Tada išsiunčia laiškus phishingo ir pirmoji auka jau užkibo. Kaip matote, užtruko 8 minutės, kad užkibti vienas darbuotojas, kad užkibtų ir paspaustų nuorodą. Tik išsiuntė laišką ir po 8 minučių jau užkibo. Taip vyksta. Tikslinės atakos, čia tas pats mūsų pavyzdys, siuntė apie organizuojamą būtent slidinėjimą. Ir, aišku, įdomu, tai reikia paspausti, prisijungti, užpildyti formą kažkokią. Tai ir buvo paspausta nuoroda, prisijungti norėjo ir tada jau suprato, kad kažkas ne taip. Tai duomenų neįvedė, bet vis tik buvo įdomu. Ir kaip atrodo puslapis, tai Microsoft prisijungimus bandė pavogti ir matom, adresas yra netoks kaip mūsų puslapio. Ir dar tada parašė, nepavyksta prisijungti. Taip vyksta. Slaptažodžių vagystės. Slaptažodžių vagystės irgi atkeliauja dažniausiai per paštą, irgi Lietuvos paštas apsimetama yra arba banko ir sako, čia atsidaryk failą, reikia patvirtinti kažką, siuntos dokumentai, deklaravimas, muito mokesčiai, tokias temos būna. Ir tada mes turime arba sąskaitą. Čia šis pavyzdys buvo sąskaita, šitas failiukas. Ir matote, unikalus failo tipas. Tai nėra dokumentas, ne PDF-as, o Windows Helper failiukas. Jis veikia su populiariausiam Windows sistemom. Windows 10, 11, 7, 8. Ir mes testavome izoliuotą sistemą, atsidarėme jį ir atrodo niekas nevyko. Tuščias langas. Ir, paprastam vartotojai gerai, uždarau langą, niekas neveikia. Yra kaip yra. O kas iš tikrųjų vyko, tai šie virusai gali pavogti slaptažodžius iš populiariausių naršyklių. Kaip matote, šitas virusas yra pardavinėjamas kaip paslauga. Ir jis palaiko populiariausias naršyklės – Google Chrome'as, Firefox'as, Internet Exploreris. Iš jūs, ten, kur saugom slaptažodžius, ten gali pavogti. Pavyzdys, netgi Sputnik naršyklė, Opera, Vivaldi ir taip toliau. Ir tada netgi pašto programos, pašto prisijungimus gali pavogti iš Outlook'o, Thunderbirdo
kriptovaliutas, piniginės, jeigu išsaugojat, irgi gali pavogti tam tikras palaikomus. Tada techniškai kalbant, tai atrodo taip. Jos slaptažodžius išsaugo mūsų kompiuterė ir paskui persiunčia pas programišius į kompiuterį, į serverį. Nu va, ir kaip atrodo iš programišiaus pusės, tai jis gauna, mato, iš kokios šalies, koks IP adresas buvo ir va, kiek slaptažodžių surinko iš to kompiuterio. Ir va, jis gali atsisiųsti. Tai taip veikia, čia matot programišiaus langą. Kaip vagia jie slaptažodžius ir gali pamatyti, kas surinko. Tai va taip vyksta atakos. Kas dar? Tai masinės atakos, o kaip pavyzdys, VMI, negalinis slaptažodis, investavimas, labai daug investavo, investavimas sukuria netikrą Facebook'o puslapį arba, kaip ir minėjau, nulaužia paskyrą. Praradant, nes kai kuriems būna dažnai klausimas, noriu, kas nulaužia mano Facebook'o, ką jie padarys su mano Facebook'o arba Instagram'o. Jie gali kelti va tokius, sakykim, postus, straipsnius, kad va, čia investavau aš ir kažkas iš jūsų draugų, giminių gali užkipti ir pervesti ten investuoti, aišku, netikrai. Dar apsimetinėjama yra įvairiais puslapiais, gali laimėti dviratį, ir suklastoja irgi Facebook puslapį. Tikra paskyra, o čia jau netikra, jau tiesiog skaičiukai, nes naujai sukurtas puslapis. Ir ten galėjote atiduoti irgi savo asmens duomenis. Nes kad laimėti dviratį, arba jie kaip tik parašo, jūs laimėjote dviratį ir ar dar kažką. Ir tada atsiunčia nuorodą, užpildyk formą. Ir ten kažkokius duomenis asmens galite irgi taip pat prarasti. Ir va, kaip atrodo žinutė. Nes jie seka, programišiai seka jūsų tos patiktukus arba laikus ant to posto, kur palaikinot, pašėrinot. Ir taip plinta masiškai, o pamatėt dviratį, laimėt galėjot. Jums tik reikia palaikinti ir pašėrinti. Ir taip plinta šitas skemas, phishingas per socialinius puslapius. Taip masiškai labai lengva išdalinti. Ir kitos masinės atakos, tai kaip ir minėjau, sama žinutės. Šiaulių bankas, Gamebox, kur netgi vaikai gali užsiprenumeruoti kažkaip prenumeratą ir gali jums ateiti sąskaitą už telefoną didžiulę. Užsiprenumeruoti kažkiek paslaugą, žaidimo kažkokius tai dalykus. Paštas Lietuvos vėl DPD apsimeta kitais kurjeriais, kad jūsų siunta buvo dingo, patikslinkit arba pametėm jūsų adresą, nežinom, kur jums pristatyti siuntą. Ir prašo, atnaujinkit adresą ir panašiai. Ir tada nurodat siuntos numerį, kitus duomenis ir jie gali tada jau jūsų siuntą pas save atsisiųsti. O taip būna. Kas dar? Masinės atakos, tai kaip pavogė 2 faktorių identifikaciją arba jūsų Facebook paskyrą arba Instagramas, tai yra meta tokie laiškai yra ir irgi 23 metų galas. Kai sako, čia įvyko autorinių teisių laišką gaunant, kad kažką pažeidėt. Ir tada mes atsidarom portalą, būtent pagalbos, suvedam prisijungimus ir dar sako, dar atsiųsk atsarginio koduką. Nes matot, jeigu 2 faktorių jie negali apeiti, tada jie galbūt jūs turit savo pašte atsarginių kodų, atkūrimo kodų. Ir atkūrimo kodą įvedus, čia atiduodat programišiams kodą atkūrimo ir jie gali prisijungti prie jūsų paskyros. Tai bando sakant, jie kūrybingi. Tas pats dirbtinis intelektas, tai ChatGPT, patobulėjo phishingas. Tai reiškia, SMS žinutėse dabar nebėra gramatinių klaidų. Nes su dirbtinio intelekto pagalba programišiai gali parašyti labai sklandžius ir, kaip sakyti, vos netobulus laiškus. Reiškia, ir tekstas gerai išdėliotas, ir lietuviškai parašyta, nėra gramatinių klaidų, atrodo viskas super duper, laiškas jau atrodo tikresnis. Tai sunkiau yra atpažinti tokius laiškus. Ir jeigu mes, aišku, nepatikrinam siuntai adreso. Ir tai dirbtinis intelektas irgi naudojamas dabar aktyviai. Tai kaip atpažinti phishingą? Kaip ir minėjau, gaunat tokį gražų laišką iš banko, iš kažkur kitur, iš institucijos, tikrinkit siuntėją.
ir nuorodas. Užvedus peliuką ant kažkur click here, kaip sakant, arba prisijungti, mes matome, kur nukreipia, galim patikrinti. Bet kaip visada, programiečiai gudrūs. Jie mus visada skubina. Kuo greičiau, skubiai, čia laiško temoje labai dažnai pasitaiko šie žodžiai, skubu, nes tada mes taip ir nepatikrinam. Paspaudžiam spausti, prisijungti, netikrinam, kuo greičiau mes norim gauti savo banko paskyrą arba dar kažką. Arba norim siuntą kuo greičiau gauti ir suvedam siuntos visus duomenis ir jie pasiima mūsų siuntą. Tai neskubėkit, patikrinkit, iš ko gauti. Ir phishingas, na kaip žinom, jeigu yra tikslinės atakos, tai netgi daugelis turistų net nepagauna. Įdėjom pavyzdys, čia yra phishingo puslapis ir tik 3 turistinės iš 90 rado, kad tai yra phishing. Tai tikslinės atakos, naujai sukurti puslapiai yra sunkiai aptinkami. Irgi HTTPS atrodo saugu. Ir dar vienas pavyzdys, labai praktiškas pavyzdys. Praeitais metais matėm labai daug nulaužtų legalių puslapių. Tai reiškia, legalių tai tikri verslo puslapiai, kurie galbūt nėra prižiūrimi tvarkingai. Pavyzdys, radom granulių puslapį dar šiais metais, čia neseniai šiais metais, jau praeitų metų pabaigoje, praeitą mėnesį aptikom tokį puslapį ir daug tokių yra. Yra tiesiog tikras verslo puslapis, viskas registruota, granulės pavyzdys. Naršame ir mes norim nusipirkti granulį pavyzdys. Puslapis saugus, yra spinelė, viskas ryšys šifruotas. Ir mes norim granulį nusipirkti. Gerai, nueinam į puslapį, 270 eurų kažkoks peiserą, verslas registruotas ir mes dedam krepšelį. Aišku, puslapis kažkodėl lėtas pakankamai, bet jį buvo įsilaužta, į legalią parduotuvę buvo įsilaužta. Ir kas dabar įvyko? Mus jau paspaudėm įdėti krepšelį ir nukreipė krepšelio puslapį. Labai tikėtina, kad čia yra puslapis sukurtas ant WordPress platformos. Jeigu neprižiūrite savo puslapį, neužtikrina saugumo, tai ką tai reiškia? Jūsų klientai, kas nori nusipirkti kažkokių tai prekių, kosmetikos, granulio šiuo atveju, tai jie eis taip, juos nukreips į krepšelį puslapį ir ten reikės suvesti savo duomenis, vardas, pavardė, paštas, telefonas, adresas ir galbūt banko prisijungimus. Ir banko prisijungimus suvedus, taip, jūs galbūt ir nusipirksite tas granulės, taip, tikras verslas, jūs gausit granulės, bet tuo pačiu, kadangi yra užkrėstas legalus puslapis tikras, kaip matome, JavaScriptas įdėtas buvo viduje puslapio, tai jis taip pat surenka ir jūsų banko prisijungimus. Jūs gausit tikrą prekę iš tikro puslapio, viskas super duper, bet tuo pačiu ir jūsų banko prisijungimai bus pavogti. Nes tas, kas prižiūri šią internetinę parduotuvę, neužtikrina jos saugumo. O dėl to čia yra vienas iš atsakymų, kodėl reikia turistinės apsaugos, nes dažniausiai turistinės nemokamos turistinės apsaugos netikrina taip giliai puslapio, to labiau, jeigu naudot gamyklinę Windows apsaugą, tada bent jau reiktų per Microsoft Edge viską naršyk, nes tas Windowsinis Defenderis, jis nesintegruoja su Chrome'u ir kitom naršyklėm, Vivaldi, Opera, jis ten netikras puslapis. Ir taip galime tai užkrėsti. O mokamos apsaugas su visom naršyklėm, populiariausiam, įsiintegruoja ir gali taip pat patikrinti. Jau realus pavyzdys, kaip įvyko. Tai dar kartą galim pakartoti, kaip vyksta ataka. Kas nematėt, įdedam krepšelį puslapį, prekę įdedam ir užblokuoja ataką. Taip vyksta. Dar, jeigu netikit, būna labai dažnai skeptikų, taip, nemokama apsauga pakankamai gera, bet jeigu mes kažkur naršom, šopinamės, internetinis parduotuvės, daug ką perkam, tai netgi ChatGPT, nepriklausomas vertintojas, kad aš kaip atstovas, galit manim netikėti, bet uždaviau užklausą, palygink, ko skiriasi mokamai turistinė ir nemokamos. Tai ChatGPT jums sako, mokamas turistinės, taip, pagrindinis apsaugos lygis yra, taip, realus apsaugos dauguma turi, apsauga nuo šnipinėjimo jau ribota. Tai jeigu nori jūsų kompiuterį šnipinėti, tai programiečiai jau nemokamos apsaugos
turi ribotą apsaugą. Nuo naujų grėsmių, išeino šiandien ryte sukūrė naują virusą, ribotas funkcionalumas. Ne visos turistinės nemokamos apsaugos tą gali užtikrinti. Taip pat irgi asmeninės duomenų apsauga pagal galimybės. Tai reiškia, galbūt nebus VPN, ten šifravimo kažkokių papildomų ir panašiai. Techninės pagalbos irgi negausit, nes ribota dažniausiai būna. Kaina, aišku, nemokama, taip, viskas veikia. Bėgant metams gamyklinė apsauga tikrai patobulėjo, taip, bet jeigu daugiau naršot internete kažkur, tai, siūlyčiau tikrai įsigyti apsaugas, to labiau telefonas, ten iš viso nėra jokių gamyklinių dažniausiai apsaugų, nieks netikrina į puslapį, nieks net SMS-ų nepatikrina, tai nėra iš viso telefonė apsaugų. Jeigu apie Androidus kalbant, nes su Apple renginiais daugelis neturi apsaugos, nes jie riboja integracijas, Apple pats gamintojas. Ir dar pavyzdys, kaip vyksta, galima nueiti internete ir paguglinti apėjimus. Kadangi gamyklinė apsauga nemokama ir jis yra pirmasis sluoksnis hakeriams, programišiams, kurį reikia apeiti. Ir šiandien, kaip tik prieš webinarą paieškojau, ką tik atnaujinti metodai, kaip apeiti gamyklinės apsaugas. Parašiau Defender bypass GitHub platformoje. 159 rezultatai ir neseniai kur sukurti apėjimai gamyklinės apsaugos. Ir prieš 3 dienas atnaujintas apėjimas, prieš 3 dienas, prieš 5, prieš 6, prieš 10, prieš 10. Yra daug gamyklinių apsaugų apėjimų. Ir tai čia aišku, katės pelės žaidimas, kas apeis, bet, kaip matote, labai, hakerio tikslas yra apeiti bent jau bazinę gamyklinę apsaugą. Koks tu hakeris, jeigu negali apeiti gamyklinės nemokamos apsaugos. Tai taip, jin pakankamai gera, bet jeigu norite, jeigu dažnai perkatės internete kažką, naršate socialiniuose puslapiuose ir kitur, tada tikrai reiktų turėti kažkokį įsigyti sprendimą papildomą. Ir būna kartais ir skandalų. Pavyzdys, prieš keletą metų nemokama turistinės versija, būtent nemokama turistinės versija, kad labai įdomu, kad mokama šio gamintojo versija neturėjo šios funkcijos, o nemokama versija realiai parduodavo jūsų visą naršymo istoriją. Nes, kaip žinot, viskas, kas nemokama, tai tampate dažniausiai pats vartotojas tampa produktu, nes, kažkaip tai reikia užsidirbti, nes nieko nėra iš tikrųjų nemoka. Tai jūsų dažniausiai buvo skandalas, kai pagavo gamintojas, tyliai rinko be jokių sutikimų ir pardavinėjo interneto istoriją vartotojui. Ir taip jau užsidirbo iš savo nemokamos versijos. Ir dabar lyginant su mokamom versijom, pavyzdys mūsų sprendimas, tai įsigyja, ką gaunat, taip. Gaunat tą patį ir skenavimas, gaunat VPN-ą, gali šifruoti dokumentus, diskus, slaptažodžių tvarkyklę. Nereikia atsiminti tiek daug slaptažodžių. Nereikės saugoti naršyklėje slaptažodžių, kas yra nesaugu. Yra slaptažodžių valdymo programinė įranga. Jeigu pavogė telefoną ar kompiuterį, galite susekti jį. Jūs gan daugiau funkcijų, ne vien apsaugą, bet ir šiaip bendro naudojimo patogumo. Ir kai ieškos telefonams kalbant, vienas pavyzdys, Android telefonai tikrai yra irgi atakuojami, yra daug funkcijų. Čia pavyzdys viruso funkcionalumas, jis gali stebėti jūsų SMS-us, realiai gali šnipinėti jūsų kontaktus pavogti, telefonų numeris, kur buvot, lokaciją matyti jūsų, sekti jūs galite, SMS-us visą turinį skaityti ir panašiai. Keyloggeris, tai reiškia visus paspaudimus jūsų klaviatūros telefone irgi gali stebėti. Tai taip ir būna. Kas dar? Tai dar vienas dalykas, tai programiešių gudras, nes kiekvienas metais jie suranda būdą, kaip apeiti. 22 metais, 21 metais programiešiai ką darė, tai buvo nuoroda su VMI. Į VMI netikrą puslapį. Dabar programišius pagalvojo, juk daugelis telefonuose iš viso jokių apsaugų neturi. Ir
net pats Androidas iš savęs neturi jokių puslapių skenavimo patikrinimo. Tai net nėra gamyklinės apsaugos dažniausiai. Ir jie sugalvoja įdėti QR kodą, kaip matote. Tai apeina, netgi kompiuteryje gali turėti mokamą apsaugą. Bet jeigu QR kodas yra, tai čia tik pokšėlis. Tai jūs telefoną pasiėmė, nuskenuosite QR kodą, prie telefono nueisit į netikrą VMI puslapį. Ir ten sakys, reikia deklaruoti dar kažkiek pinigų. Ten smulkiai gali būti 5 eurai. Čia niekis 5 eurus dar pervesiu VMI. Bet iš tikrųjų, kas bus, tai jūs atiduosit banko prisijungimus. Ir tikrai ne 5 eurus praras, o daugiau. Kas dar, kinkėštos programėlės, kurios prašo daug teisių, neįstandartiškai. Pavyzdys, yra numerologija, horoskopų programėlė, kuri buvo virusuota. Galbūt ten rodo kažkokius horoskopus, numerologiją ar dar kažką, bet ją įrašius, ji paprašo nestandartinių prieigų. Ir jis sako, čia aš noriu stebėti jūsų telefono ekraną ir kontroliuoti ir dar peržiūrėti ten kitus parametrus telefono. Ir, aišku, mes turim horoskopą matyti. Čia kažkokį langą išmetė, spaudžiam allow ir viskas. Ir kas įvyksta, tada, kol mes skaitom horoskopus, mūsų telefonų taip pat irgi šnipinėja. SMS suskaito. Jeigu naudojamės banko kažkokiais pavedimais per telefoną, irgi gali tuos užfiksuoti dalykus, prisijungimus ir panašiai. Tai taip ir įvyksta. Na ir jeigu kalbant apie mūsų patį sprendimą, netgi mes nemokamą versiją turim. Tai galite išbandyti. Jūs gaunat tą patį antivirusinę apsaugą, programėlės tikrins virusuotas, ataskaitų saugumą gausit, ko prinaršėt. Ir taip pat dar galit išorinį laikmenų, tai reiškia, kad viskas, kas iš kompiuterio įkeliamo telefono, irgi bus patikrinta. Ir jeigu mokama versija, tai jūs gaunat ir vagystę, susiekimą, programėlės galite užrakinti su slaptažodžiu, tai paspausit ant Facebooko, tai Facebooko neatidarys be slaptažodžių papildomų. Ten phishingo anti-phishing funkcija reiškia, tikrins puslapius ir SMS žinutės, ką gaunat, viską patikrins. Skambučio filtras, ten kokius tuos skemerius, skambučius, tuos telefonų numerius blokuoja. Tinklo inspektorius, pamatysit, jūsų kas namų tinkle yra nesaugaus prijungta. Ir taip atrodo programėlė ir netgi vagystės atveju, tas, kas pavogė telefoną, jeigu internetas įjungtas vagystės metu ir kažkas bando spėlioti slaptažodį jūsų telefono, telefonas nufotkins pats, kas bando sulaužti ir atsiųs jums į paštą arba į tą centrinį puslapį, kur valdot viską. Tai netgi pamatysit, kaip sakant, vagies nuotrauką, jis net nežinos, kad jį nufotkina. Ir tai ir paskutinė skaidrė apibendrinant, kodėl reikia. Tai jeigu kažkur daug naršote, daug šopinatės, perkat visokios prekes internetu, tai dėja kartais nemokamos apsaugos integruotos gamyklinės nepakanka. Kaip matėt, yra visokių būdų, kaip bando išvilioti legalų puslapį nulaužę tikrą. Failų dalymasis. Tai USB raktą įdeda, gal dabar nebepopuliaru taip, bet dažnai plisdavo per USB atmintinės, kai prijungiam prie kompiuterio ir įvyksta kažkas. Arba per internetinius puslapius dalinatės. Arba ieškote programų kažkokių, naršote irgi. Taip, dar vienas dalykas. Failų dalymasis. Tai praeitais metais buvo tendencija pakviesti į darbo pokalbį. Kažkas LinkedIn ypač. LinkedIn apsimeta kažkokią įmonę ir jums atsiunčia PDF failą ir jis būna užkrėstas. PDF failai yra platesnis darbo aprašymas ir mums pasiūlo kažkokią įmonę darbą. Ir mums atsiunčia kažkokį failiuką, mes atsidarome jį ir taip galim irgi užkrėsti savo kompiuterį. Netgi Mac kompiuteriai buvo kažkas naujo, nes dažniausiai Mac kompiuterių nesitaiko, nes jų mažai, nepopuliaru. Ir praeitais metais buvo vienas virusas, kur užteko atidaryti PDF failą ir kol mes skaitome darbo aprašymą, mūsų kompiuterį gali perimti visą valdymą. Nepopuliarus virusas, sakau, nedažnai Mac'us atakuoja Apple įrenginius, nes jų netiek daug, kiek Windows vartotojų, bet buvo naujiena. Praeitais metais, kai užtenka tik PDF dokumentą ir gali žudyti mūsų Apple kompiuterį. Kažkokia naujiena atsirado. Elektroninės paštas, tai kaip žinome, visas šlamštas, stemas, kad gali, mokamos inturisinės, gali patikrinti visą paštą.
tikrins nuorodas, prisegtukus ir tą patį šlamštą, spamą, dženką taip pat praskenuos. Sistemos pažeidžiamumą. Jeigu laiku neatnaujinam sistemų, būna ypač telefonuose, atidėti ten tą atnaujinimą, nereikia dabar man tas pats irgi operacinės sistemom, kompiuteriais, čia palauks atnaujinimas, vėliau perkrausiu, taip pat gali per spragas patekti ir programišiai. Dėl to ir mokamos apsaugos turi netgi, jeigu nėra visų atnaujinimų, irgi gali apsaugoti. Asmeninė informacija, tai va, asmens kodai ir kiti dalykai reiktų apsaugoti. Na ir apsaugokit mobiliuosius, kaip ir minėjau, nes ten nėra iš viso jokių apsaugų. Ir visus puslapius galite užkipti per SMS žinutę gaunat nuorodą, užblokavo sąskaitą, spaudžiat nuorodą ir bum. Ir suvedėt prisijungimus banko į netikrą puslapį. Ir dabar klausimai. Jūsų klausimai taip pat galim susijungti per LinkedIną, nes kaip tik ne per seniausiai pasidalinau savo LinkedIn puslapyje apie tikslinės atakas prieš Lietuvos valstybinės įstaigas. Padarau tyrimą ir galite paskaityti, kokie virusai puola ir valstybės, mūsų Lietuvos valstybė. O dabar klausimai, to pažiūrėsim. Labai puikus klausimas. Windows, Mac, Android, iOS statistika virusų Lietuvoje. Kiek procentų didėja Mac, Android, iOS virusų panaudojimas? Labai geras klausimas. Tai per praeitus metus pamatėm, kad vis tiek Windows populiariausi. Koks 70% virusų yra skirta Windowsams ir tada kas liko būna Macams, Linuxams ir Androidams, telefonams sunku palyginti, nes mes taip neatskiriam telefonų, tai reiktų dar mums pasidomėti. Bet vis tiek 70% yra Windowsai, o daugiau kas liko Mac kompiuterio arba Linuxas. Ir tokios tendencijos. Geras klausimas kitas, kaip dėl televizorių. Na, televizoriai yra išmanieji televizoriai, nedažnai jas atakuoja, nes nebent šnipinėjimo atveju, nes kai kurie televizoriai turi tam visokių kamerų priimtų atskirų, galim taip tada prisijungti prie televizoriaus kameros ir taip šnipinėti, kas vyksta namuose. Taip. Android TV kaip saugoti? Na, reiktų irgi, visi tie atnaujinimai išsprendžia sistemą, tie televizorių atnaujinimai programinės įrangos irgi sprendžia daug spragų, arba kartais netgi būna ir antivirusinė apsauga išmaniesiems televizoriams. Kas nežinojo, tai netgi yra toks dalykas kaip antivirusinių apsaugų televizoriams išmaniesiems. Netgi mes turime. Nepopuliaru, retai pasitaiko virusų, bet jeigu kažkas labai nori šnipinėti, jūs tikrai ras būdų. Taip, dar vienas puikus klausimas, ar ESET neplanuoja Password Manager verslo sprendimo, nes kol kas yra tik paprastam namų vartotojui. Kol kas nematėm tokių planų, bet galbūt ir ateis, nes kaip gamintojas mūsų veikia, dirba, tai pirmiausia gauna namų vartotojai naujausias funkcijas ir tada tik vėliau verslo. Dėl Password Managerio dar nežinau, sunku pakomentuoti, planuose kaip ir nematėm. Taip. Judam toliau, kitas klausimas, ar ESET Mac apsauga turi phishingo puslapio apsaugą? Taip. Tai mes turim apsaugą ir Mac kompiuteriams ir mūsų sprendimas gali apsaugoti ir skenuoti ir paštą tikrina Macuose, tai va, paštą patikrins, ir puslapius patikrins, kur naršome, ir taip pat programėlės, programas, kokias esame įsirašę Mac. Labai geras klausimas. Ar galime gauti seminarą įrašą? Noriu pasidalinti su giminėm, uošviais. Taip, žinoma. Tai po šio seminaro mes susisieksime ir labai gerai. Taip, tikrai gerai, kad dalinatės, ne vien tik jūs žinote, nes tam ir yra. Tam yra sukūrėm nemokamą seminarą, kad nenulaužtų, kad 22 metais 12 milijonų išviliojo iš Lietuvos gyventojų. Tai mes norim tą sumažinti. Taip, dar vienas klausimas, ar dabartiniai ESET produktai ar palaiko senesnės Windows versijos kaip Windows 7, 8, 8.1? Taip, palaiko,
bet naujausių ESET versijų neįrašysit, reikia atsisiųsti šiek tiek senesnės ESET versijos, jos dar palaiko ir tas pats verslui. Verslo versijos palaikys dar iki 25 metų vidurio arba galo, reikia patikslinti, bet maždaug tiek. Tai dar su verslo versijom iki 25 metų dar mes palaikom 7 Windows, 8.8.1. Namų vartotojai taip pat, tik reikia senesnės versijas atsisiųsti ESETO, nes naujausias jau nebeveikia, bet jos toliau veiks senesnės. Klausimas, nelabai aišku, ar galima apsauga Apple telefonams. Galima, bet funkcijos antivirusinių bus ribotos, nes pats Apple gamintojas riboja programiškai. Tai reiškia, ne viską galim turėti tiek, kiek Android apsaugot galim, bet iš dalies galime apsaugoti Apple telefonus. Skiriasi ten VPN'as, bus ten programėlės, nenuskenuos įdėktų Apple, bet puslapius galima tikrinti ir panašiai. Tai, taip yra, čia jau ne mūsų kūryba, bet tiesiog gamintojas riboja, kiek galim padaryti programiškai. Taip, galima Apple telefonus apsaugoti, bet ribotas funkcijas. Taip, dar vienas klausimas, ar teko ESET atakų atveju dėl nuotraukos autorinių teisių? Lietuvoje nelabai dėl autorinių teisių, kaip rodžiu pavyzdį, bet čia labiau buvo užsienio variantas, bet kaip matot, užsienio variantas labai dažnai atkeliauja į Lietuvą. Visas tos pačios atakos, nėra, kad išskirtinai prieš šalį, nebent tendencijos. VMI deklaravimas, tada jau hakeriai programišių gudrus, jie padaro VMI laiškus. Tai dėl autorinių teisių nedaug Lietuvoje, iš viso nematėm ir niekas nesikreipė. Tai jo. Taip, dar vienas klausimas. O kaip į prijungimui naudojamas elektroninis parašas? Mano atveju mobilus parašas. Ar buvo bandymų kažkaip paveikti parašus? Ne. Su mobiliaisiais parašais nematėm. Mes matėme atakų dažniausiai su Smart ID. Jie prašo įvesti PIN 1 ir PIN 2 į suklastotą banko puslapį. Nes matė su parašais, čia šiek tiek sudėtingiau, sunku imituoti ir nukopijuoti, kad jį panaudoti būtų galima. Tai šiek tiek saugiau. Dar vienas klausimas, ar yra tinklo įrangos apsauga, switch, router, operacinės sistemos, DNE? Ten irgi limituotas sistema, net nemanau, kad ar konkurentai tiksliai turi, manau, net konkurentai irgi neturi, negalima integruoti įrašyti į routerį. Pats maršrutizatorius, routeris, kaip sakant, jis būna ribotas ir netgi patys interneto tiekėjai dar labiau užriboja, kad negalėtum konfigūruoti nustatymų. Tai ne, tik maršrutizatorius ne tik neapsaugosi, ten intrusinės neįrašysi, bet jeigu kompiuterį įrašysit apsaugą, tai vis tiek tinklą tikrins. Ugnesinė yra, angliškai firewallas, vis tiek tikrins visą pačiam kompiuterėje arba serveryje visą tinklo srautą. Tai maršrutizatorių galbūt neintegruosim, bet galima įrašyti kompiuterį arba serverį ir ten tinklas bus patikrintas. Dar vienas puikus klausimas, ar reikalingas VPN naudojant kompiuterį tiesiog naršymui internete, socialiniam tiklam įprastam naudojimui. Dažniausiai įprastam naudojimui VPN'as nelabai populiarus, bet jeigu mes norime, jeigu daug keliauja, tai ypač viešbučiuose, oro uostose, ten yra nesaugus internetas, tas Wi-Fi'as vadinamas kitaip. Ir ten gali sėdėti ir programišiai ir galbūt visą tą, ką naršate, ir programišius, kaip sakyt, patikrins visą srautą jūsų. Ir nesaugus tinklas, ten kur yra nesaugus tinklas, tam yra reikalingas VPN'as. Jeigu jūsų maršrutizatorius buvo slaptažodis pavogė, spėjo jūsų maršrutizatorius slaptažodį, tada VPN'as irgi padės, nes programišiai nematys, ką naršat. Ir taip, VPN'as dar yra, kam skirtas VPN'as dėl privatumo. Tada, kai naudojate VPN'ą, jūsų interneto tiekėjas net nematys, kur jūs naršate. Aišku, dar VPN naudoja kitiem dalykam. Pasinaudojant VPN galime akcijas gauti. Ten pavyzdys, tik Amerikos gyventojams ta akcija galioja. Bet pasinaudojant VPN galime pasirinkti Ameriką ir mums ta akcija suveiks.
arba apeiti šalių ribojimus. Tai kažkokie filmo nerodo per Netflixą, bet kitoje šalyje galim pamatyti. Tai VPN'as irgi naudojamas apeiti tam tikrus regioninius ribojimus. Taip, dar vienas puikus klausimas, jau kaip ir laikas baigėsi, tai paskutinis jau. Sakysiu, Internet of Things. Tai kas nežinot, čia klausimas buvo apie Internet of Things, kas nežinot apie Internet of Things, tai reiškia prijungti išmaniai įrenginiai jūsų namų tinkle, tai siurblys išmanus ir kiti išmanus dalykai. Ir kaip apsaugoti išmanius daiktus? Na, yra keli būdai. Sukurti per savo maršrutizatorių būtent atskirą potinklį išmaniam renginiam, arba, nes čia yra pakankamai techniškai nelengva paprastam vartotojui, galite, tas pačias mokamos intrusinės apsaugos turi funkciją. Mokamos intrusinės apsaugos gali patikrinti, kokie įrenginiai jūsų yra vidiniam tinkle, tai reiškia, pamatys, kas prisijungia prie jūsų yra interneto Wi-Fi'aus, galbūt koks kaimynas naudojasi jūsų Wi-Fi'um, ir taip pat pamatysit saugumo spragas. Ką tai reiškia? Rodys, kad tas jūsų dulkių siurblys turi saugumo spragų. Kaip sutvarkyti saugumo spragas? Atsisiųskit savo išmanę siurblio programėlę ir tada galite atnaujinti programinį įrangą to siurblio. Ir tada jis taps saugus. Va taip galite identifikuoti, kas yra nesaugu. Irgi, su nemokama apsauga tokios funkcijos nėra. Nu čia palyginimas, tai patogumas. Tai va, būtų tiek, ačiū, kad dalyvavote, puikus klausimai, labai patiko. Ir manau, būsit saugus, kažką naujo sužinojot ir geros dienos.